tuno kepsnys su makaronais ir salsa. Tuno filė užpilama aliejumi, pabarstoma druska, pipirais ir kepama ant grilio po 2 minutės iš abiejų pusių. Į padažinį puodą pilame sezamo aliejų ir dedame sezamo sėklas. Kai sėklos apkepa, pilame sojos padažą, saldų čili padažą ir citrinų sultis. Dar paverdame apie 4 minutės, kad padažas nugaruotų ir sutirštėtų. Pabaigoje dedame prieskoninės žolėles. Išvirusius makaronus dedame į keptuvę, pilame austrių padažą, dedame imbiero kubelius ir laikome ant silpnos ugnies, kad padažas susigertų į makaronus. Vėliau makaronus dedame į lėkštę. Ant viršaus į 3 dalis supjaustytą tuną ir apipilame saldžių čili užpilu. Į dubenėlį dedame mangų, avokadų ir pomidorų kubelius. Pomidorų sėklas išimame, paliekame tik kietąją dalį. Dedame visus padažo komponentus ir atsargiai sumaišome. Serviruojama šalia makaronų. Tuną puošiame ridikėlių daigais.